Hei, sveiki visi! Šiame video jums parodysiu, kaip pasigaminti štai tokią boružėlę. Jai reikės 2 spalvų gumyčių, raudonų ir juodų, žinoma, kabliuko ir ragatkės. Čia galima šią gumytę nukirpti ir bus ūsiukai, bet mano juoda gumytė kažkodėl nelabai užsitempė. Neužsifiksuoja gerai, tai palikau, kad neiširtų. Nes kažkodėl neužsitraukė jinai. Taip kaip kitas, kažkodėl taip yra. Taigi, imu ragatkę ir ant dešinio pusės stulpelio užsuku raudoną gumytę 3 kartus. 3. Tada imu 2 raudonas gumytes, uždedu ant abiejų stulpelių ir šią apsuktą gumytę keliame į centrą. Tada imu 2 juodas gumytes, dedu ant ragatkės ir abi 2 gumutes keliu nuo vienos pusės porą ir nuo kitos į centrą. Tada imu raudonas 2, dedu ant abiejų stulpelių ir nukeliu juodą gumytę centrą. Ir dabar nuo kairės pusės stulpelio perkeliu gumutes ant dešinio pusės stulpelio. Štai taip. Ir dabar kabliuką prakišiu pro tą gumutę, kur mes apsukome 3 kartus. Ir uždedu ant laisvojo kairiojo stulpelio. Tada imu 2 juodas gumytes, dedu ant abiejų stulpelių. Ir nukeliu tik nuo kairės pusės tą vieną gumutę. Tada dedu 2 raudonas gumutes ir užkeliu juodas gumutes į centrą. Ir dabar vėl nuo kairės pusės stulpelio perkeliu gumutes ant dešinio pusės stulpelio. Ir dabar štai čia vėl matome apsuktą gumytę mūsų. Susuktą tą. Perkišu kabliuką. Ir vėl užkabinu ant kairios pusės stulpelio. Tada uždedu 2 raudonas gumutes, nukeliu nuo kairio pusės stulpelio tą gumutę, tik nuo kairės pusės. Tada dedu 2 juodas gumutes, nukeliu nuo kairės pusės į centrą ir 1 porą gumyčių nuo dešinės pusės. Tada imu 2 raudonas ir nukeliu juodas gumutes į centrą.
Ir dabar uždedu 2 juodas. Ir nukeliu nuo kairės pusės vieną, o nuo dešinės pusės visas raudonas gumutes. Ir dabar dėsime 3 juodas gumutes. Perkeliame po porą juodų. Ir uždedu vieną gumutę juodą. Ir nukeliu juodas 3 gumutes. Ir dabar galite perkelti ant vieno stulpelio ir tą per viršų arba paprastai su kabliuku. Ir užtempiam. Kažkodėl mano gumutės šios nelabai tempiasi. Ir štai tokia boružėlė. Taigi, laikinkit, subscribinkit. Jei patiko, spauskite like, prenumeruokite, dalinkite su draugais, rašykit komentarus, laukite kitų video. Ir sakau iki ir gerų gaminių.